I mean? I shoot my shot and it's clean. This is my city, yeah, this is my team. You know what this means? This means we just finished the rally and we just crossed the finish line, we crossed the podium. The team did a really great job and we show once again that CF Moto has its place on the first and second place of the podium. Tai kai tik finišavome nerealų Pietų Afrikos Respublikos ralį, nežinojome, ko tikėtis. Bendrai vis tiek aš labai norėjau į top 20 įvažiuoti, tai man atrodo, kad mes tai ir padarėm. Pirmą kartą vykstantis ralis šitoj šalyje, tai Pietų Afrikos Respublika išties yra labai spalvinga. Čia gali būti įvairiausios dangos. Kokį žodį įsivaizduojat kalba apie dangą, tai šitoj šalyje tikrai galima atrasti. Bendrai paėmus, ralis išties labai įspūdingas, labai fainas. Aš labai norėčiau grįžti čia, jis tikrai turi tokio savo afrikietiško žavesio. Ir pagaliau mes supratome, ką reiškia žodis Afrika ir ką reiškia savana. Žolė, medžiai, akmenys ir labai siauri keliukai, kur keturratis vos telpa, tai visi automobiliai apraiškyti iš visų pusių būna. Kalbant apskritai apie stage winus ir apie pergalės, kurias CF Moto atnešė į rinką, tai ir nėra pilotų, tai visos komandos visų pirma darbas, visos bendrai ir čia nėra svarbesnio žmogaus nei komandų žmogus, galbūt tik matomiausia, mes su Gaetano atliekam, bet visi atlieka vienodai svarbų darbą. Prieš 6 metus, kai pradėjom šitą kelionę, tai iš pradžio atrodė, kad įveikti 200-300 km per dieną su CF Moto greituminiam ruože, Breslau rally atrodė kaip kažkas neįtikėtino pačiam CF Moto. Dabar per dieną ir 7 ar 800 km visiškai negazdina ir atrodo kaip gera darbinė diena. Ir mes puikiai pasitikime CF Moto, pasitikim komandą, pasitikim partneriais ir kartu sukūrėme tikrai nerealią istoriją. Tai 13 pergalių dienos ir 3 pergalės jau čempionate. Oi, tai faktas, kad mes keliavome link pasaulio čempiono titulo. Klausimas dabar, kuris jo taps. Tai išsiaiškinsime Portugalijai.